Jau šių metų rudenį Druskininkuose duris atvers moderni viešoji biblioteka, savo architektūrą priminanti užverstą knygą. Kuriant naujosios bibliotekos erdvę buvo atsižvelgta į besikeičiančius visuomenės poreikius. Atsisakyta uždarų knygų sandėliavimo patalpų principo ir suformuota atvira, patogi bei patraukli viešoji erdvė, kurios pagrindinis tikslas skatinti materialios knygos skaitymą, savišvietą, dalinimąsi informaciją ir jos įsisavinimą moderniomis priemonėmis. Šiuolaikiška dėl daugybės langų itin šviesi miesto biblioteka pasitiks knygų mylėtojus po daugiau nei 5 metų trukusio pastato renovacijos. Druskininkų savivaldybė viešosios bibliotekos rekonstravimą pradėjo vykdyti dar 2007 metais. Tačiau 2009 metais vyriausybės nutarimu sumažinus asignavimų sumą, bibliotekos modernizavimo darbai laikinai buvo sustabdyti. Bendrai įgyvendinamo projekto vertė 6 milijonai ir 400 tūkstančių litų. Suderinus su kultūros ministerija finansavimo galimybės, taigi dalis finansavimo bus skirta dar šiais metais, likusi dalis bus kitais metais. Na, o darbai ir šio objekto pridavimas planuojamas šių metų spalio mėnesį ir manau, kad ta atidarymo šventė ir įvyks ir tiek mūsų skaitytojams, tiek mūsų svečiams šis objektas bus priduotas naudojimui ir eksploatacijai. Tuo pačiu sutvarkoma bus ne tik pats pastatas, kaip jūs jau ir matote turbūt, bet ir aikštelis, prieėjimo takai, šaligatviai ir taip toliau, taigi kompleksiškai objektas planuojamas spalio mėnesį. Tai jeigu bus nupjauti keli medžiai, tai gyventojai turėtų nesirūpinti ir nepergyventi dėl to? Aš galiu pasakyti, kad kiekvienas medis, kuris pjaunamas tiek Druskininkuose, tiek mūsų savivaldybės teritorijoje, yra įvertinamas specialistų ir tikrai labai atsargiai į tai žiūrima, branginant ir mylint kiekvieną medį, bet dėja ateina laikas, kaip juos reikia keisti. Taigi, jeigu kažkur tai medžiai yra pjaunami, tai yra atsodinama arba toje vietoje, arba kažkur tai kitoje vietoje, bet tikrai žalios aplinkos mūsų mieste nesumažės. Jūs kviečia unikalaus interjero bei eksterjero kavinė Alka. Kavinė Alka – puikiai vieta papietauti ar ilgiau pavakaroti. Jums patiks autentiška kavinės aplinka, gardūs patiekalai, akį džiugins čia pat tyvuliuojantis Alkos tvenkinys, netoliese tekantis Ratnyčėlės upelis ir šalia nusidriekęs Saulės takas. Penktadieniais ir šeštadieniais Alkoje jūs džiugins gyva muzika. Kavinė Alka nuomojama pobūviams, gimtadieniams bei vestuvėms. Kavinė veikia kasdien nuo 11 iki 23 valandos, šeštadienį iki 24 valandos.